priimti, jie padarė nusikaltimą, jie norėjo pasiplėšti. A tu supranti, pagėgiai? Nu tai, bet jau tam mes buvom taikinom jomis. Ar atėmė jau, ar nuėmė? Nuėmė man, nuėmė, vis neįmė. Viską nuėmė, ne? Viskas, aš tą lapą nepasėmė. A jūs Tą buvot? pačią dieną, kai mes buvom... Nu, jie atvažiavo. Nu, Jo. Kas atvažiavo? buvo Nu, ta boba iš Čiušlinį nepravažiavimą, atsižymėjai man lapą, sakė, nereikia mokėti. Lygiai vičiutė, ne? O tai kodėl jie taip daro? O ką, Parodykit šitą, sakė, parodykit šitą. privalom išsiųsti. Nu, Sakė, kad nereiks motociklą visi gyventojai gavo, bet mes dabar patys važiuojam per... Pateikėte, kad nepravažiavimą. bet tai kam jie tokius dalykus daro? Nu, Kam jie generuoja žmonės iš viso šitą? Reiškia, jeigu durniai būsit, sumokėsit, ar ne? Ne, aš nebūčiau mokėjęs, aš ką aiškinsit. Arba būčiau važiavęs pagėgius. Nu, mes pykom, žadėjom patys aiškintis važiuoti, bet nereikėjo, jie patys atvažiavę, pasakė, nereiks mokėti, nu. Tas sprendimas priimtas, tai ką, jie durnikai, jie tokius sprendimus priminėja. Nu tai už durnius dar balsuokim. Už Komskį, varykim už Komskį. Po 30 litrų už Komskį. Nepasirašinėkit niekur, iš vis nereikia. Danutė, kur tavo šiukšlės? Pasakyk, kad tu daug tų šiukšlių prireikia. Pasidavime, kur tavo, kur rašė. Validomas, čia kitur rašė. Čia mašinai pasakė, kad įrūtė jėsi mašinai. Jokia šiukšlės reikia sutartį padaryti, sutartį reikia padaryti. Aš dariau sutartį, sakiau, o man pasišiukšlių nevežė, jie pasikontėjai, sakiau, man daugiau nedarysiu, sakiau, į mane neprivažiavo, jau pažymė, kad neprivažiavimą ir mokėti nereikia. Sakiau, neeik man Ar tai man atsiuntė Danutė, Tai į čia atsiuntė. Į čia atsiuntė. O čia amžius žmogus tų šiukšlių neturi. Tai ir aš? O aš kur O mano dukteinį šiukšlės? kada gavo? Ir aš gavau. Tai aš nežinau drukteiniai kaip. Visi drukteiniai gavo, kaip Stanevičienė. Tai jie visi nepritraukė. O tai kokią jums sumą atsiuntė? Kokia Nu, suma? tai man 227. Aš Virš skaičiuoju, virš ten netus atskau. Jie tačiau, sakau, jūs visai bepluotai, sakau, aš šiukšlių net, ką jie kūdo darė, sakau, jie skaičiuoju, sakau, aš nebūčiau mokėti, aš būčiau jie išsiaiškinusi. Kad šiukštinėjo metai net neturiu. Ir Rasa tavo, ta kaiminė, Rasa sako, šiukšlių neturiu. Už ką sako, mokėti, jis sako, jie bepluočiai. Ką jie sako, šiais galvoja? Tauragėje iš vis nuvažiavau, nieks nemoka už šiukšlės mieste, Danutė, mieste nemoka. Kur metus, kad aš neturiu. Ne, nu tai pasiplėš, tai reikia. Bet tai pažiūrėkit, šitiek vokų, Danutė, šitiek vokų išspausdint. Tai yra darbas, tai yra darbas, tai yra darbas. Sakau, mane senėjai mane išvežė. Kiek jie, blėt, galų gale voks, pasakyk, jūs man, tai okupantai, nu Aš okupantai. nespėjau jai paaiškinti, kai tu man sakei, aš nespėjau jai paaiškinti. Jau nebuvo išvažiavusi, ne? Teisybė. Važiuosiu ir aš paimsiu sprendimą. Simboliškai galėtumėm tą padaryti? Galėtumėm. Simboliškai, sakykime, turim kokių nors skudurų nereikalingų. Nu, nusinešam, sakykime, į mėnesį kitą kartą. Nu, išmetam, kas nereikia. Skudurą, lėkštę sudaužytą, sloviką kokį. Nu, ne kasdien juk daužoma, ne? O, tai būtų geriau. Tai būtų geriau, simboliškai. O dabar aš šitaip siūlau. Aš surašysiu raštą. Nu. Mes pasirašysim, ką mes pageidaujam. Taip, kad mums daugiau tokių triukų nebūtų, kad mūsų nenervintų. Nu, ir paduosim Seimas Danės svarsto, jie sprendimus priminėja. Bet tai klausykit, tai palauk, man 227. Tas pats, man, tas pats, abidvi. Bet tai jom vis tiek kažkur šiukšlės reikia rinkti, ta prasme. Nu tai kodėl, kad čia net... Mes atliekas, žinok, polietilenių bambalių deginti negalima, bet aš jų kai neperku, aš jų neturiu. Aš bambalių nenaudoju, pas mane nerasi. O daugiau aš neturiu, ką mes atliekas, tai mes gyvūnus turim. Nu, aš tai atliekas visai gyvuliams sučianam. Nu, mes neturim tokių. O jeigu ten simboliškai kažkur, kur mums atlieka ar skudurai, ar lėkštės, ar kas, mes galime tą va štai aikštelį yra nuėmės patys. Nesvarbu, bet be sutarties vis tiek jie negalėjo atsiųsti. Nu, be sutarties vienai per kitą turi sutartį su mums. Ne, ten nuspręs aukštai, o savivaldybė, kai 10... Sakau, kol aš neturiu konteinų, sakau, ką jie nupūšė, sakau, tai žmogaus dienos metu jau išplėš visus pinigus. Geriau būtų, kad bendra taip, bet aš niekas pinigų kainas. Jie turi pinigų, jie nesupranta. Sakykite, o po šito sąskaitos, šitos gavimo, kaip jūs sveikatą nepasigadinot? O jėdo, aš negalvojau. Taip, sakyk, taip. Tu negalvojau, žiūrėjau, kūnas, naisiai, į tą kūną pagėgiu ten...
Užmušti visus blėdės. Okay. Kiek jums metų, ponė? Aš relanijum gėriau. Kitą metą bus 60. 60. Taip, madė blėdį, įsigantau. Sakau, viešpatį brangiausias, tai dabar... Karvę parduoti reikia, ne? Tai ką, tu mesli? Jo, karvę parduoti. Toks nerimas buvo, ne, kad nerimas buvo gavus sąskaitą tokią didelę. Tai verkė, moteriškė verkė, sakė. Pasakiau, tėvų, sakau, skurdę tavą mokėsim. Sakau, aš nevažiuoju į pagėgus, sakau, aš nemokėsiu, kad teteiniai milisitė stovi. Jokių nebuvo, nei perspėjimų iš anksto. Niekad nebuvo, niekad. Kad, ta prasme, laiškų jokių negavot, kad kur jūs kaupėt šiukšlės. Ne, tik tada padėjai. Gavot iškart sąskaitą. Iš dangaus nukrito. Po metų, Danutė, nenusimink. Nenusimink, paklausyk. Po metų, kai praeis metai, ateis vėl tokios pačios sąskaitos faktūros, kvėpuoji brangiuoju oru. Ir mokėsi, va už nekilnojimą turtą tą uždėsiu bagams, už tai, ką jie vagia, už tai, ką jie visi vagia. Tai mes už turtą mokėsim, mes už dviračius dar mokėsim dar už šunis mokėsim, už viską mokėsim mes. Nes jie vagia, suprantat, iš mūsų kišenių gavo tokius laiškus. Maišas kampe, aš paskui nespėjau sunešti tą šiukšlinę, nu tai jau šiukšlinę suverti, aš bėgu dar su maišais. O kiek jie? Tai taip ir priskaičiau. Tai kaip jūs apskaičiuojate tą kubinį metrą? Paklauskit jūs jų. Kaip jūs apskaičiuojate jį? Jų šiukšlinė tai netelpa kubinį. Jei tu turi priedą, būk geranorišką užsimokėk. Į kišenę darbininkam, taip? Taip. Tu čia priklauso taip. Ai, tai jie dar šalia... Kokie jūs norite sukurti, kad nedraugiška? Halimą daro jie dar šalia tuo. Tai jeigu aš prisišikau, tai aš turiu halimą padaryti. O kai jau ima atlyginimą, tai tas nieko tokio? Nu, atlyginimą, nu jie gauna atlyginimą, nu jie už tai maišą, jeigu paėmą. Pabandykim pakalbinti specialaus autotransporto Pagėgių skyriaus atstovę Karoliną Linkevičiūtę. Kodėl taip atsitiko, kad Lumpėnų seniūnijai, Bitėnų apylinkėse gavo žmonės tokį raštą. Nebuvo sudarytos sutartis. Raštu atsakysit. Nu, tai gal galite, žodžiu, o gal galite pasakyti, kodėl yra data, Liepos 27 diena ant šito laiško. Dar kartą užduokit klausimą prieš. Tai čia klaida ar nesusipratimas, ar jūs tiesiog vykdėte savo valdžios įsakymą? Kągi, nepanoro kalbėti su mumis transporto atstovė. Matyt, mes suinteresuoti, kad žmonės žinotų. Tai klaida įvyko, ar tai pavedimu kažkokiu buvo tai padaryta. Na, žiūrėsim. Žmonės sakė, kreipsis į Seimą. Lauksim atsakymą. Sakyti vieną klausimą. Dėl šiukšlių išvežimo čia žmonės kreipiasi. Sąskaitas gavo kažkokios tai nepagristas. Serga. Kas pavaduoja? Gal vicemeras žino informaciją kažkokią? Čia dėl šiukšlių išvežimo žmonės kreipiasi. Tai savivaldybė sudarė sutartį su specialiu autotransportu. Ar jinai kontroliuoja šitos uždaros akcinės bendrovės veiklą? Nesusidomėję dar tokį dalyką. Kągi, išeinam iš savivaldybės, nieko nepešė. Meras neatsakė, vicemeras žino, administracijos direktorius serga. Jo nieks nepavaduoja. Kągi, atsisveikinam su Pagėgių savivaldybe. Taip ir nieko nepešė. Jokių paaiškinimų žmonėms, kas ir kaip atsiuntė tas sąskaitas už šiukšlės. Be jokių sutarčių.